Tai rytą pradedam su tokiais vaizdais ir galvoju, kad bus tamsiau ir nelabai čia kas matysis iš ryto, nes kažkaip Lietuvoje į darbą, kai važiuoju, tai visada tamsu būna. Bet čia giedra, tai gerokai šviesiau ir jo, vaizdai gražus, tai kilsim į kalnus ir bus dar gražiau. Tai vat, o šiaip, ką dar apie galima Šveicariją papasakot, pas juos rozetės kitokios, arba tokios, turim kištukais. Tai ir padėtas ant stalo yra čia toks kaip prailgintojas žmonėms, kurie atsiveža normalias rozetės, kad nebūtų problemų. Tai vat, ir taip pat dar vienas dalykas, kas čia svarbu, tai internetas. Tai kadangi čia ne Europos Sąjungos šalis, tai tarifai, nežinau, belenkokie dideli tikriausiai. Ir aš esu užsisakęs SIM kortelę, tai galiu parekomenduoti. Naudoju Mobimatter ir tenais už 15 gigabaitų sumokėjau gal 13 eurų mėnesiui. Tai šitoms 2 savaitėms čia per akis gaunasi. Tai čia pats pigiausias internetas, kokį aš esu radęs. Naudoju jau senokai, visur kur važiuoju, tai naudoju būtent jį. Tai pridėsiu nuolaidos kodą. Užsisakę su tuo nuolaidos kodu, tai gausit ir jūs kažkiek procentų pinigų kitam kartui užsisakyti. Ir aš atitinkamai, aišku. Tai vat. Užkilom į 3-40 kažkur aukštį ir kol kilom buvo porą vietų sustoti aklimatizuotis dėl aukščio ir čia užlipus tai biškį svaigsta galva, biškį taip greičiau paėjus oro trūksta, taip kažkaip toks kaip nerimas kažkoks. Man tai nesvaigsta galva, tik tai jaučiu, kad po tos galio einam. Aš kai išėjom, tai man atrodė, kad biškį grindys juda. Gerai einam, kad nepasiklystumėm. Užkilom į Sfinkso terasą liftu, ofigieni vaizdai. Ir šveicarai apie viską pagalvoja, nes pavyzdžiui, kai užkyli į tokią vietą, labai gali prireikti laikrodžio. Taigi čia galima ir laikrodį nusipirkti. Turim tokį balsą, tai dainuojame viską. Nereikia. 3-4. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno mūrai joja lietuviai, joja lietuvaičiai, neša vainikaitį, vainiką rūtų, vainiką rūtų.
rūtų, vainiką rūtų. 1, 2, 3, graži Lietuva, kai gėlelė žydi visada. 1, 2, 3, graži Lietuva, kai gėlelė žydi visada. Koks jausmas ledynai? Nesitikėjau čia, tai kažkas naujo tikrai. Afikienai. Šalta, -8. Įdomu, kaip čia vasarą reikėtų ateiti, bet jausmas tai afigienas. Taip vėjas ir kiek -13 gal. Gal. Dabar tai šalta. Pūsto taip pies šalta. Labai nebūsim. Atėjom pavalgyti čia tokį savitarnos restoraną, aš sakai, kaip kokia mailančia. Greit įdeda, greit viskas juda, bet kainos atitinkamai. Už 2 nuo savo porcijos mokėjom pidisoką, bet ir dydžiai normalūs. Čia tokia lazanija ir čia kažkokios salotos. Tai pavalgysim tikrai. Jau norisi valgyti. Jau norisi. Kaip gidas sakė, kad čia labiau organizmas taip greičiau veikia. Tai... Medžiagų apykaita pagreitėja. Tai va, skanaus mums. Tai bevaikštant dar užėjom į šokoladų parduotuvę ir ten toks fainas dalykas, kad kai ateini, tai arba išeinantiems gal kartais, va žodžiu, ištasi delną ir gauni saldainį. Tai gavom saldainį nemokamai. Bet ir šokoladą nusipirkom. Va tokią. Lietuvoje mes panašų perkam, bet jis nėra 100%. Ir tokio dar net nesam ragavę. Aš manau, kad kitoj parduotuvėje būtų, tiesiog mūsų nedidelė iki nėra. Galiu garantuoti, nes tokių tikrai yra. Maksimum 8,6 gal ten procentų ir 8,5 būna. Kam jiem vežti tokio 100%, tokią mažą iki, kai tikrai nieks neišpirksim. Gal, dabar palaikyk mikrofoną ir aš pasidžiaugsiu savo pirkimą. Aš ir jo džiaugiuosi, faina. Jo, tai aš nuo vaikystės mėgstu tokius dalykus, peiliukus. Aš jų turiu namuose keletą. Ir čionais irgi Šveicarija apsėja savo šveicariškais peiliukais, ne tik laikrodžiais. Tai aš ir nusipirkau tikrą šveicarišką peiliuką. Tai net nepamenu, kiek čia šitų dalykų jame yra, bet nežinau, gal paskui namuose, kai kambarį būsim, palankstysiu, aš šiandien parodysiu. Nustebino tai dantų krapštukas, pincetas.
Jo, visko yra. Ką? Ten matai, yra, Pielutė dar. ten, kai renkiesi, tai yra suskirstyti pagal tai, pagal, kaip pasakyti, profilį. Bet tipo yra ten turisto, yra ten kokio šito meistro, žinai. Tai čia moters tada į pencetas yra. Ne. Čia nais meistro, man atrodo. Nu, čia kiek gal palauk, ar čia parašyta, kad... Ne, čia nerašo, čia tiesiog Original Swiss Army Knife. Tai va, žodžiu, fainas dalykas, labai tokius mėgstu. Gerai, tau tai delna ir į kolekciją bus matyti vienas mano mėgstamiausių peiliukų. Na, aš manau, nes tavo tas mažytis nėra toks kokybiškas. Šiaip pas mane yra 3 kokybiški, o kiti tam tokie. Bet šitas tai jau tikrai geras, fainas peiliukas. Tokio labai norėjau. Turi 3 ir daugiau, tai ne kokybiškų įsiminti tada dėl. Reikia turėti kuo konservus atidarinėti, žinai, tai ko negaila. Tai va, gerai, tuoj važiuosim žemyn, kilom traukinuko, sakė, leisimės gondolom. Tai irgi matyt bus įdomu. Tai gerai, einam. Čia dabar sakyk. Bus gražus vaizdai. Bus gražus vaizdai. Grįžom iš aukščiausios stoties ir pašto skyriaus to kalno. Nu, šiaip diena tai afigiena. Labai patiko. Labai daug įspūdžių. Labai nematytų vaizdų. Ypač tas ledo tunelis. Tai buvo labai fainas. Niekad nebuvo tekę matyti kažko panašaus. Tai tikrai daug įspūdžių paliko šitą kelionę apskritai. Nu, tai dar ne visai čia baigėsi, bet jau rytoj pajudėsim link namų ir dar užsuksim į Lichtensteiną. Tai tenais truputį pabūsim ir tada jau tiesiai link namų ir varysim. Tai dar kažką rytoj biškį ir bus viskas. Bet va šiandien šitą dieną tai buvo wow. Žiauriai fainiai. Žiauriai įspūdingai. Man ir tas ledo, tas tunelis, skulptūros patiko ypač iš ledynmečio. Jo, tas skračas. Skračas? Mhm. Nesimenu po vardų jų, bet labai patiko. Įkomponuotas taip ledė. Ja, pačios Alpės gražu labai. Didinga. Tai vat, o dar toks bairis, kad grįžom dabar jau vakare į viešbutį ir norėjom kolos nusipirkti. Nulėkėm iki parduotuvės Kūpo, bet jau nedirbo. Tai grįždami užėjom į ten tokią, kebabinę, picos kebabai. Ir pasiėmėm porą buteliukų ir norim susimokėti, sako, kortelę nepriimam, tik tais per, koks ten, Kažkokią programėlę. Kažkokią programėlę lietuvių negirdėta. Pabandžiau parsisiųsti, greitai susidėkti, negalima, nes ten su lietuvišku numeriu neveikia žodžiu. Ir plus banko lietuviško jokio nepalaikom. Tai tas pardavėjas, sako, būna problemų. Imkit tos 2 buteliukus ir atnešit paskui pinigus. Ir sako, rytoj nuo 10 dirbam. Tai va tas pasitikėjimas toks žmonėm, tai eina savo. Ta prasme, pirmą kartą mato gyvenime ir vat vis tiek pasitikė. Tai grįžau iš karto, nunešiau šiam ten tuos 8 frankus. Tada tai, smagu, kad, sakykim, taip, kai tai pasitikė, tai ir pačiam tada didelis noras, kaip pasakyti, nežinau, būt geresniu. Aš ir taip kažkaip nedarytumėm taip, kad neatneštumėm, bet Jo, tai kažkaip. Lietuvoje tokių dalykų nebūtų. Ta prasme, kaime būdavo, žinai, kai ten trūksta kažkiek pinigų, paskui atneši, žinai. Tai kaime, kur tai pažįstami. Tai aš sakau, tai bet va taip mieste, tai, nežinau, nėra tekę. Bet lygiai taip pat Šveicarijai, Vokietijai kažkoks labai didelis pasitikėjimas žmonėmis. Mums neįprasta. Jo. Man atrodo, kad nežinau. Apgautų, net neštų, vėl ką nors. Jo, čia kažkaip kitoks mentalitetas žmonių. Tai, mes gal irgi priaugsime kitokio. Kada nors. Tai viskas.
uždarom dieną, einam ilsėtis ir iki ryto.